Labą diena. Pradėkime aplinkos projektų valdymo agentūros ir Lietuvos būsto rūmų organizuojamus mokymus. Šių mokymų tema – techniniai darbo projektai, į ką atkreipti dėmesį, ar jis gerai padarytas. Pranešimą skaitys UAB statybos projektų ekspertizės centras ekspertizės vadovė Jelena Čepulėnienė. Mokymų metu kviečiu užduoti klausimus klausimų skiltyje. Mokymai bus įrašomi, o jų įrašas skelbiamas internete. Perduodu žodį Jelenai. Labas rytas matyt visiems. Šiandien kalbėsim apie techninius darbo projektus. Apie tai kalbėsiu kaip projekto ekspertizės vadovas, kaip projekto dalies, tai yra konstrukcijų ekspertizės vadovas, ir kaip statinio ekspertizės vėlgi dalies matyt vadovas, kadangi atliekame ne tik tai projektų ekspertizę, bet ir statinio ekspertizę. Tai todėl ir norėčiau pradėti nuo to, kad jūsų atveju, matyt, aš pasidalinsiu. Ką, jūs ją matot, bet mes šiek tiek ją padidinsim. Jūsų atveju projektų rengimas nuo lapkričio 1 šiek tiek pasudėtingėjo. Tai vieninteliai projektai, kuriems padaugėjo etapų nuo lapkričio 1, tai yra modernizavimai. Taigi, ką dabar turim? Tai mes turim projektą faktiškai skelbiama, kad rengiama 2 etapais, bet iš tikro projektas pas jūs dabar yra rengiamas 3 etapais. Pradėsim nuo to, kad pas jūs projektas yra pradžiai rengiamas investicijų planas, kaip pirminis projekto rengimo etapas, kuris jau rengiamas pagal tam tikras gairias, specialių programų, vėlgi gairias, architektūros reikalavimus ir panašiai. Toliau sekantis jau projektavimo, vadinkime, etapas, tai yra projektiniai pasiūlymai, kurie rengiami pagal investicinį planą, ne? Ir techninis darbo projektas yra sekantis etapas, kuris rengiamas jau įvertinus visus jūsų pirminius dokumentus. Tai dabar jūsų atveju atėjus ekspertizę, jūs turite savo parengtą investicinį planą, turite projektinius pasiūlymus, pagal kuriuos gavote SLD, ir vėlgi atsinešėte savo statybą leidžiantį dokumentą ir pagal tai parengtą techninį darbo projektą. Dabar techninis darbo projektas, vėlgi, jeigu mes kalbam jau pagal raidę, ne, tai mes vėlgi jūs vadovaujatės pagrindę savo projektinių pasiūlymų reikalavimais ir stengiatės tai, kas numatyta projektiniuose pasiūlymuose, jau nebekeisti. Nes jeigu jūs norėsite keisti savo projektinius pasiūlymus, tai jau vėlgi jūs matyt turėsite grįžti į pirminį etapą, bet apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Dabar vėlgi projektavimo darbų rangos sutartimi jūs vadovaujatės, prie kurios yra pagrindinis priedas, yra techninė užduotis. Techninės užduoties svarba yra tikrai labai didelė ir vėlgi jūs savo techninėje užduotyje galite numatyti techninio darbo projekto sudėtį, kurią nustato statytojas kartu su projektuotoju. Tai kadangi tokia galimybė yra ir aš parodysiu, kurioje vietoje pas jūs tai gali atsispindėti rengiant jūsų projektą, nes labai dažnai mes apie tą sudėtį kalbame ypatingai, kai mes turime konstrukcijų ir architektūros dalį viename, kai tai pavyzdžiui nenumatyta jūsų rangos sutartyje, ne? O jūs pateikėt kaip vieną dalį, nes bendrai paėmus ta dalis bendra būt jau nebegali. Bet jeigu yra tam tikri išlygos tam tikros užduotyje, reiškia jūs galėtumėte tai daryti.
Po to be abejo sudėtis viso techninio darbo projekto, jinai yra numatyta 9 priede, bet jinai tikrai nereiškia, kad visos tos dalys turi būti parengiamos, nes konkrečiu atveju tikslinama pagal jūsų pastato specifiką, nes, pavyzdžiui, dujotiekio dalis, jeigu jūsų pastatas neturi dujų, tai tikrai jinai yra nerengiama dujų dalis. Privalomieji projektų rengimo dokumentai tai yra tai, ką jūs tikrai turėtumėte teikti mums ekspertizei, ne, tai ir turėti patys, ne, tai yra investicijų planas, tai yra jūsų techninė užduotis, specialiai architektūros reikalavimai, gali būti naudojamas tipinio statinio projektas ar tipiniai konstrukciniai elementai, jeigu tai gali būti pritaikoma konkrečiai jūsų projektui. Vėlgi tai gali būti naudojama. Ir statinio kadastrų duomenų byla ir nuosavybės, bet kurią formą, jeigu jinai vienokia arba kitokia, bet nuosavybės dokumentai turėtų būti. Tyrimai, matavimai, techninės būklės vertinimai, energetinis auditas, energinio naudingumo sertifikatas, tai yra viskas privalomieji dokumentai. Privalomieji dokumentai, kurie yra pateikiami užsakovo, projektuotojui, yra nekvestionuojami ir ta prasme, projektuotojas tiesiog tiki tais dokumentais ir tikrai netikrina jų, neprivalo kaip per ekspertizę, netikrina jų tikrumo. Jeigu jūs mums pateikėt tam tikrus nuosavybės dokumentus, jeigu jūs mums pateikėt tam tyrimus ar dar kažką, mes netikrinam tų dokumentų tikrumo. Dabar tai yra numatyta, jeigu aš neklystu, ar 70, kažkas tai projektavimas projekto ekspertizės, tai yra 72 ar 4 kažkur tai ta punktas. Dabar projekto sudėtis. Bet kuriuo atveju projekto sudėtis nuo lapkričio 1 jinai nepasikeitė. Pasikeitė tik tai tas priedas 9, ką mes turėjom anksčiau 8 priedą. Ir pati dalių sudėtis yra išvardinta pakankamai aiškiai, kad mes turime dalių sudėtį žiūrėti 9 priede. Privalomosios dalys yra bendroji dalis, architektūros konstrukcijų dalis, pasirengimas statybai, statybos darbų organizavimas, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas ir kitos dalys pagal statinio specifiką. Tai vėlgi tai ir tas pats laukas, ir jeigu projektuojat stovėjimo aikštelės ir panašiai. Pačių dalių sudėtis yra šiek tiek perpainiota pagal 9 priedą. Mes turim šiek tiek 9 priede kitokį išdėstymą, aiškinamieji raštai, toliau techninės specifikacijos, jau toliau skaičiavimai ir sprendinių brėžiniai, bet iš esmės ir pastabos rašomos yra pagal 9 priedo, tai yra techninio darbo projekto reikalavimus, ir jeigu turime, pavyzdžiui, kapitalinį remontą, tai turi būti pateikiami detalūs skaičiavimai, be abejo, tyrimai. Kas liečia bendrąją dalį ir tuos dokumentus, kuriuos jūs turėtumėte paruošti arba surinkti, tai čia mes kalbame apie tai, kad jūs bet kuriuo atveju jūs įkelėte po kelis kartus į infostatybą tuos pačius dokumentus, nes dabar ta sistema, jinai, man atrodo, dar yra ne viena, nes keliant projektiniam pasiūlymam, jūs vėliau keliate su techniniu darbo projektu tos pačius visiškai dokumentus. Tai mes turime projektinius pasiūlymus, jos vėlgi teikiant projekto ekspertizę ir komplektuojant techninį darbo projektą, jūs juos komplektuojate kartu. Nekilnojamo turto paveldo vertinimo tarybos tie dokumentai, jeigu jums priklauso,
žemės sklypo bendraturčio rašytiniai sutikimai, statinio jo dalies rašytiniai sutikimai ar taip toliau. Visus sutikimus, tokius pagrindinius sutikimus, ką reikia gauti arba prieš rengiant projektinius pasiūlymus arba darbo projektą, jūs galite rasti prieduose statybą leidžiančių dokumentų STR. Tenai tikrai pakankamai aiškiai yra aprašyta, kokiais atvejais, kokie sutikimai yra reikalingi. Subjektų rašytiniai pritarimai projektiniam pasiūlymam, vėlgi, tai ten pat tam pačiam dokumente ieškot, kadastrų duomenų bylos, be abejo, projektuoto civilinės atsakomybės draudimo kopija ir taip toliau. Čia kas turi būti pateikiama projekte, jau bendroje dalyje, ne? Ir be abejo, ko mes visą laiką pasigendam, tai pritarimų ir suderinimų sąrašas. Nes pagal tą sąrašą mes jau stengiamės žiūrėti tos dokumentus, sužiūrėti, bet to sąrašo kaip taisyklė mes ir neturime. Dabar iš to, ką pasakiau, dažniausiai sutinkamos klaidos, ne? Nu, tai visų pirma tyrimai, tai yra dažniausiai pirmų teikimų galbūt tą būklės vertinimą arba vizualią apžiūrą kažkokią mes ir turim, bet tikrai ne visada. Tai yra turėkit omeny, kad kuo išsamesnis, tarkim, bus jūsų tyrimas, tuo tikslesnis bus jūsų projektas ir tuo sklandesnis bus jūsų projekto įgyvendinimas. Ne? Vėlgi, jeigu mes turime tą pačią skydinę renovaciją, tai tikrai tie tyrimai jie privalo būti ženkliai išsamesni negu tiesiog vizuali apžiūra ir jeigu mes turim, pavyzdžiui, paveldo pastatus ar dar kažką, tai vėlgi tyrimai turėtų būti ženkliai išsamesni. Dabar privalomų projektų rengimo dokumentų nesilaikymas. Galiu pasakyti taip, kad tikrai dažnai būna klaidos pradedant nuo investicinio plano. Tikrai ne visada įgyvendinama viskas, kas ten yra nurodyta, nes, pavyzdžiui, jūs tikrai galite nurodyti geresnius parametrus, kurių jūs siekiat, arba tam pačiam projektiniuose pasiūlymuose, ne? Tai yra neprivaloma laikytis tų kažkokių užfiksuotų mažiausių parametrų, jūs tikrai galėtumėt reikalauti geresnių. Tikrai yra dalykai, kuriuos privalo išspręsti, tokie kaip, pavyzdžiui, vėdinimas tiesiog užsandarint pastatą, tai yra šiltint ir visiškai nenumatyti jokių vėdinimo priemonių, vėlgi, yra šiek tiek, kaip čia, ne tai, kad klaidinga, o šiek tiek, patiems jums eksploatuoti šitą pastatą bus nesveika, gal nežinau, ne tai, kad nesaugu, bet tikrai nesveika. Tai reiškia, yra vienos reikalavimai, yra numatyta, kad vėdinimas turi būti sprendžiamas, nes jeigu mes kalbam apie senąjį pastatą, ne, tai apie senuosius daugiabučius, tai principas buvo toks, kad, pavyzdžiui, vėdinimas buvo numatytas per pastato nesandarumus. Tai jeigu mes vėdiname pastatą per nesandarumus, apšiltinus jį, tai yra įrengus izoliaciją, visus izoliacijos sluoksnius, mes tų nesandarumų netenkame, reiškia mes oro pritikėjimų į pastatą kiekiu, viso to didžiojo kiekio mes jo netenkame. Mes vėlgi neįrengiam jokių orlaidžių ir panašiai ir ne visada mus gelbės šiuo atveju ir rekuperatoriai po to šiek tiek papasakosiu, galbūt plačiau. Neįvertinami neįgalių asmenų poreikiai, vėlgi, jeigu jūs turite tokius reikalavimus, jeigu jūs turite tokį poreikį vertinti bendrai arba sklype, arba konkrečiai pritaikyti
tam tikras patalpas jūsų name, jūs turėtumėte tai padaryti arba pateikti pagrindimą, kodėl jūs tai nedarote, ne? Konkrečiai jūsų pastate. Gaisrinės saugos sprendinių klaidos, tai čia mes galim pradėti nuo to, kad turi būti vėlgi esamos situacijos vertinimas ir kaip jūsų pastato sprendiniai įtakoja esamą situaciją. Galbūt, nežinau, reikia spręsti ugniasinių poreikį, gal su esamom atitvarom atsiranda kažkokie reikalavimai tam tikrom atitvarom, galbūt reikia įrengti privažiavimo kelius ir taip toliau. Ir be abejo, trečių asmenų interesų nepaisimas tai yra labai labai svarbus aspektas, į kurį tikrai ekspertizė kreipia labai daug dėmesio. Techninė užduotis. Techninė užduotis tikrai yra labai svarbus dokumentas, kurį visų pirma jūs turėtumėte ruošiant sutartį projektiniam pasiūlymams arba ruošiant sutartį techniniam darbo projektui. Taip, jūs jau turite savo investicijų planą, bet kuriuo atveju ruošiant projektinių pasiūlymų užduotį arba ruošiant techninio darbo arba tų viename, nežinau, techninė užduotis gali būti ir tam iš karto, jeigu sudarote tokią sutartį, tai reikia numatyti tam tikrus reikalavimus. Tai pagrindinė klaida, tai yra netinkamai nurodomas statybos rūšis. Kaip to išvengti? Galbūt jūs jau konkrečiai žinot, galbūt dar nežinot, bet dauguma atveju, žinot, mes asocijuojam modernizavimo projektų su paprastu remonto projektu. Tai ne visai, sakykime, yra neteisinga, nes tokios statybos rūšies kaip modernizavimas visai nėra. O paprastasis remontas niekaip nesurištas su modernizavimo sprendiniais ir paprastasis remontas ir kapitalinis remontas gali būti tikrai modernizavimo apimtyje ir kiek aš žinau, tai dabar vis daugiau numato tokių priemonių, su kuriuom jūs pereinat jau nebe iš paprastojo remonto, tai yra iš tų atitvarų šiltinimo, jūs pereinate kapitalinio remonto statybos rūšį, kai jūs jau galite praplatinti savo balkonus, kai jūs jau galite įrengti kažkokius liftus ar dar kažką tai panašaus, galite įrengti netgi ir naujus balkonus, nežinau, platinti galbūt duris ar panašiai. Tai jeigu jūs nežinote, kokia konkrečiai statybos rūšis, tai šiuo atveju gelbėja įrašas techninėje užduotyje, kad galutinę statybos rūšį nustato projektuotojas. Jūs rašote, kad pavyzdžiui tai yra, tarkim, paprastasis remontas, bet galutinę statybos rūšį atlikus tyrimus, nustato projektuotojas. Jeigu jūs, aišku, žinot, kad jums ten reikės platinti balkonus stipriai, ta prasme, arba įrengti naujas konstrukcijas kažkur tai, arba keisti stogą konstrukcijas, tai jūs iš karto galite numatyti, kad tai bus kapitalinis remontas, bet vėlgi niekas nedraudžia parašyti, kad galutinę statybos rūšį nustato projektuotojas. Nenumatyti atlikti visi reikalingi tyrimai. Nežinau, ar šiuo atveju galbūt techninėje užduotyje jūs galite pavesti projektuotojui atlikti visus reikalingus tyrimus. Dažniausiai tai būna parašoma vienu sakiniu, visi reikalingi tyrimai, bet visų reikalingų tyrimų gali būti aibė. Čia mes galime kalbėti apie tai, kad esant poreikiu gali atsirasti netgi archeologija. Tai tikrai reiktų apsitart, galbūt apsibriežti, kada kokie tyrimai turi būti atliekami, nes po to būna daug ginčių su projektuotojais, nes ką mes čia turėjom, ką mes čia neturėjom, bet tas įrašas visi reikalingi tyrimai irgi ne visada yra
kaip čia, lojalus galbūt projektuotojams, nes tikrai jie irgi pamatę jūsų techninę užduotį, ne visada gali įvertinti, ko ten reikia, ko nereikia. Ar netinkami arba klaidingi parametrai. Tai vėlgi, jeigu mes turime kažkokius mažiausius parametrus, jeigu mes turime, pavyzdžiui, tarkim, energinio naudingumo klasę nurodytą jūsų pirminiuose dokumentuose, bet tam tikrų atitvarų jūs norite gauti didesnius rodiklius, tai techninėje užduotyje jūs turite vadovautis tuo, kad jūs norėtumėte gauti. Vėlgi, mažiau negu norminiai būti negali, viskas, kas yra daugiau, yra geriau. O klaidingi parametrai, jie tikrai dažnai būna, kad yra techninė užduotyje klaidos ir ekspertizė tikrai gali pareikšti pastabas ne tik tai projektui, bet ir techniniai užduočiai. Ir vėlgi atkreipiu dėmesį į tai, kad labai dažnai kalbame apie tai, kad yra netinkamas projektų pavadinimas. Galbūt čia aš jau to nepaminėjau, bet projekto pavadinimas nuo pat to jūsų minties gimimo, kad jūs renksite tokį projektą ir iki pat statybos užbaigimo procedūrų turi būti tas pats. Tai atkreipkite labai dėmesį, kad vėliau ką jūs ten rašyti negalit. Projekto pavadinimas yra normuotas, jį galima surasti, kokie duomenys turi būti nurodomi, skaitant statybos rūšį, pastato paskirtį ir taip toliau. Arba paskirtys, arba statybos rūšys, tai prasme gali būti ne viena statybos rūšys pavadinime, jos gali būti kelios, jeigu, pavyzdžiui, jūs kažką tai norite kažkokį priestatą nugriauti, o visą kitą remontuoti, tai pas jūs taip yra ir vardijama projekto pavadinime. Ir pasirenkami mažiausiai leistini parametrai, tai mūsų norminiai dokumentai yra parengti vadovaujantis principu, kad jau mažiau būti negali. Tai yra norminiai parametrai, tarkim, kurie yra nurodomi normose, tai yra mažiausiai leistini parametrai. Tai ir kai ateina projektuotojas ir pradeda ginčytis, pas mane biški aš neatitinku, bet dar gerai, aš dar atitiksiu. Jeigu biški tu net neatitinki mažiausius leistinus parametrus, tai jau čia reiškia, kad jau, ta prasme, negalima visai priimti ir mes negalim ginčytis dėl tokio dalyko, kad mes šiek tiek neatitinkam dar mažiausius leistinus. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Konkrečiai modernizavimo projektams labai dažnai mes kalbame apie tai, kad pateikiant kapitalinio remonto projektą yra nepateikiami tyrimai. Dabar toks pavyzdys, tarkim, paskutinį kartą aš ginčiausi dėl to, kad yra stipriai platinami balkonai, įrengiami nauji balkonai pirmame aukštui. Tai yra, mes dabar jau pripažinom tai kaip kapitalinį remontą, kadangi įrengiamas naujos konstrukcijos, pamatai vertikaliom kolonom įrengiami. Ir pagal kągi mes darysim tuos pamatus. Pagręšim, pažiūrėsim, pabadysim pagaliuku ir nustatysim, kad gruntas yra geras. Taip buvo prieš daug amžių, kai statė bažnyčias ir ne visos jos išstovėdavo. Tai labai nesinorėtų, kad jūsų suprojektuoti ar jūsų namo balkonai būtų kaip tos senosios bažnyčios, arba išgyvens, arba ne. Tai dėl tokių atvejų, kai mes jau tikrai rengiame pamatus, tai būtų gerai atlikti geologinius tyrimus. Galbūt jų ten nebus tiek daug, bet kuriuo atveju juos atlikti reikia.
Šiaip STRS numato, kad ypatingose statiniuose atliekant kapitalinį remontą, kai keičiamas pamatų konstrukcijos arba apkrovos į pamatus, arba pamatų čia apkrovos parašyta. Tai esant modernizavimui ir jeigu jūs keičiate stogą, tarkim, tai jūsų apkrovos, šiaip jeigu ir nekeičiat stogo, ne, jūsų apkrovos vis tiek pasikeičia. Galbūt aš esant paprastajam remontui į tai galbūt nesikoncentruoju, bet galiu pasakyti logiką tų, kurie prašo perskaičiuoti apkrovas esant paprastajam remontui. Kadangi pastatai statyti yra daugumoje atveju prieš daug metų ir, tarkim, sovietmečiu, ne, ir mūsų, paimkim pagrindinius mūsų daugiabučius, ne, ir jie projektuoti yra pagal SNIP norminius dokumentus. Tai kai įsigaliojo 2003 metais statybos mūsų reglamentai, tai yra STR, ir įsigaliojo 2003 metais poveikiai ir apkrovos, mūsų sniego apkrova padidėjo kartais. Jeigu jinai buvo 70 kg², tai dabar mes turime 160 antram rajonui ir 121 rajonui. Lietuva sudalinta į rajonus šiuo atveju. Tai yra maždaug ta apkrova pagal savo čia sniego sluoksnį atitinka maždaug kažkur tai apie iki 50 cm sniego. Ten priklauso, aišku, nuo sniego šviežumo, priklausomai nuo to, kokio tipo tenai, ką tik iškritęs, pagulėjęs, ten dar yra normos, kaip tai vertinama. Bet todėl daugumą atveju eksploatacijos taisyklėse pas jūs yra nurodyta, kad sniegą privaloma valyti, kai sniegas susidaro daugiau negu 40 cm. Bet čia nukryp. Dabar, kas liečia pasikeitimą, ne, tai kaip pasikeičia taip apkrovos į stogą, vien į stogo konstrukciją, tai į pamatą pasikeičia taipogi. Bet yra šiek tiek, kaip čia, mokslininkai paliko mums tokias knygas savo rašytas ir yra pamatų konstrukcijos Šimkaus knyga, kur yra aiškiai nurodyta, kad jeigu pastatas jau daugelį metų stovi, tai ir vertink jam, kad gali padidinti apkrovas kažkur nuo 20 iki 30%, tai literatūroje, mokslinėje literatūroje galima tai surasti. Tai aš manau, kad tokių atvejų, kai tai mes nekalbam apie naujų konstrukcijų įrengimą, o kalbam tiesiog apie normų pasikeitimą, tai manau, kad pamatų mes tikrai nelieskim. O jeigu jūs visiškai keičiate stogo konstrukcijas, perskaičiuojate naujai, tikrai jūsų stogo konstrukcija, jeigu jūs perskaičiuosit savo esamus medinius stogus, juos tikrai keisis. Ir keisis ne tik dėl to apkrovų, bet ir keisis dėl gaisrinės saugos reikalavimų. Tai tokių atvejų reiktų prašyti projektuotojo vėlgi atsižvelgti į tai, ar reikia pasižiūrėti pamatus, ar nereikia padaryti tyrimų ir ar nereikia aplamai pasižiūrėti, esant dar ir pažaidom plius prie pamatų, tikrai vertėtų padaryti tyrimus ir tikrai vertėtų iš karto sutvarkyti, jeigu ten kažkas tai yra tuose laikančiuose konstrukcijose. Nes jeigu jūs apšiltinsit pastatą, tai yra modernizuosit pastatą, bet nepagydysit konstrukcijos, tai nieko gero iš to ir nesigaus. Tai kas liečia... Pabandyk tą šulinį atsidaryti biškį Kas užmesti. liečia inžinerinius geologinius tyrimus, tiek. Kas liečia konstrukcijų tyrimus, tai
labai ilgai buvo kalbama apie tai, kas aplamai gali atlikti tos tyrimus, ne, nu, bet statybos įstatymas numato, kad konstrukcijų tyrimus mes nekalbam apie statinio ekspertizę, mes nekalbam apie tą tikrąjį techninės būklės vertinimą, kurie yra tyrimai, kurie yra reglamentuoti, ne, tos tyrimus jau pasirašo tik tai statinio ekspertizės vadovai arba statinio dalies ekspertizės vadovai, jeigu atliekama tik tai konstrukcijų dalies tyrimai, ne, tai šiuo atveju gali atlikti architektas arba statybos inžinierius. Kaip tai turi būti atlikta, kaip turi būti įvertinta, tokios kažkokios tai konkrečios informacijos nėra, bet paskaityti apie tai galima gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo stere. Bendrieji yra reikalavimai rekonstruojamų, kapitaliai remontuojamų statinių konstrukcijų. Ne, bet kas liečia tos tyrimus, tai čia tikrai ne visada mes kvestionuojam, bet dabar ką mes gaunam, tą mes matom, mes nevažiuojam žiūrėti jūsų pastatų. Aš galiu paprašyti patikslinti kažką tai, bet pati aš tikrai nevažiuosiu ir netikrinsiu, ar tikrai jūsų statinio, nes aš esu gavusi tokią užklausą, ar tikrai tai atlikti tyrimai mūsų statinio. Nežinau, nes aš kaip ir neprivalau žinoti, ar tikrai jūsų statinio, ar tikrai man pateikiama, pavyzdžiui, jeigu įrengėte saulės elektrinę ant savo stogo, kadangi tai yra papildoma apkrova, jūs turėtumėte įvertinti savo plokščių, pavyzdžiui, tokio namo, stogo plokščių laikomąją galią. Ar jos gali atlaikyti, tai reiškia, jūs imat, ką padaro projektuotojai, turi paimti senąsias normas, paprastas būdas, suskaičiuoti apkrovas pagal senąsias normas, savo esamas apkrovas, taikant senųjų normų koeficientus ir apkrovų reikšmes ir savo visas naujasias apkrovas, įskaitant saulės elektrinę, pagal naujas normas su naujų koeficientų reikšmėmis jas palyginti. Tikrai gausis ženkliai daugiau pagal naujas normas ir dabar, jeigu gausis ženkliai daugiau, reiškia šitas būdas jums netinkamas. Jeigu jūs, tarkim, nuvalysite esamus apšiltinimo sluoksnius, numatysite tokią opciją, sakykime, tai projekte, tie apšiltinimo esami sluoksniai, jie tikrai yra sunkus, ten mes turime silikatus, keramzitus ir panašiai. Jie tikrai yra ženkliai sunkesni negu jūsų naujieji sluoksniai, tai yra vata ir polisterolis, tikrai. Ir jums tikrai pakaks netgi padengti sniego apkrovos skirtumą. Ir dažnu atveju ir tą pačią saulės elektrinę irgi užtenka padengti. Bet tai yra rangovams, tai yra didžiulės sąnaudos nuvalyti esamas sluoksnius, esamą stogą ir tada dengti naujai. Ir vėlgi ten tada šiek tiek tuo laikotarpiu, statybų laikotarpiu, ta gyvenimo kokybė, aišku, suprastėja, kai jokios izoliacijos ir tikėtina, kad galimai lys lietus, o pas mus jisai lyja. Tai todėl rangovai nepageidauja ir jau buvo tikrai ne vienas, kur projektuose buvo tai numatyta, dėl to, kad nenorėjo nustatyti konkrečių plokščių. Buvo numatyta nukrauti stogą ir naujai šiltinti, bet rangovai kreipėsi atlikti tikrąją statinio ekspertizę, nustatant plokščių laikomąją galią. Tai kitas būdas, kaip jūs tai galite padaryti, tai yra kreipiamasi į archyvą, randama konkrečiai jūsų namo medžiaga, jūsų namo projektas. Ten yra nurodyti konkretūs gaminiai,
ir pagal tuos gaminius yra nustatoma plokščių laikomoji galia jau pagal katalogus tų konkrečių metų gamybos, konkrečių gamyklų, lietuviškų gamyklų yra nustatoma laikomoji galia ir pagal tai yra apskaičiuojama, ar jūsų plokštė vis dar laikys. Jeigu projektuotojas yra parašęs, mano plokštė yra, stogo plokštė yra ten PK kažkas tai, jos laikomoji galia yra 600 kg/m2. Ir man pakanka atlaikyti visų apkrovus, jį pateikė skaičiavimus, ekspertas to nekvestionuoja. Projektuotojas parašė, projektuotojas nustatė, projektuotojas atliko tyrimus, mes to nekvestionuojam. Kodėl mes to nekvestionuojam? Labai paprastai, mes nevažiuojam, netyriam, bet mes galvoj savo ekspertai, mes žinom, kad ta pati plokštė vizualiai turėjo 3 laikomasias galias, yra 450, 600 ir 800 kg/m2. Ir kokie konkrečiai yra panaudota, galima nustatyti tik tai atlikus tyrimus. Tai jūsų projektuotojas atliko tyrimus, arba jūs projektuotojas atliko tyrimus, parašėt, ekspertas tiki to, kas yra parašyta, nes neprivalo važiuoti į objektą. Vėlgi, aš galiu paprašyti pagrindimą, kokiu būdu atliktas tyrimas, bet, žinokit, retas atvejis. Esu 2 projektus tokius turėjau, kai tikrai projektuotojas pasistengė, ėjo į archyvą, gavo medžiagą ir panašiai, bet eiga tyrimų būtent tokia. Pereinam prie to, kad modernizavimas ne statybos rūšis ir kad pagelbėti iš karto parodau, kas yra paprastasis remontas. Statinio paprastasis remontas apima statinio nelaikančiųjų konstrukcijų įrengimą, pertvarkymą, taisymą, griovimą ir panašiai. Pavienių elementų keitimą, tai yra pusės stogo nuėmimas arba viso stogo gegnių stiprinimas, tai yra ne paprastasis remontas, tai jau yra kapitalinis remontas. Nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų įrašus, tai reiškia, kad jeigu mes, pavyzdžiui, jūs nutarėt, kad jūs nenorite rengti papildomų konstrukcijų savo balkoną, bet tarkim balkoną reikia sustiprinti, ir jūs įrengėte spyrius į esamą sieną, tai yra skaičiuojamosios schemos keitimas ir laikančių konstrukcijų silpninimas. Reiškia, atsiranda papildoma atramos vieta ir jūs jau pereinat į kapitalinio remonto statybos rūšį. Dabar angų įrengimas. Vėlgi tiem patiem, rekuperatoriam, išliepimam ant stogo ar dar kažką, tai turėkit omeny, kad paprastojo remonto metu jūs negalite įrengti angos didesnės negu jūsų atitvaros mažiausias matmuo, tai yra dažniausiai sienos storis, Tai didesnės angos negu sienos storis jūs įrengti negalite. Tai kas liečia statybos rūšį ir taip toliau, tai mes kalbame apie tai, kad paprastasis remontas tikrai ne visada yra modernizavimo projektas. Dabar esminiai statinio projekto sprendiniai, kodėl rodau, todėl kad ne visai šitas įrašas yra paskutinis, bet planuojamas dar vienas pakeitimas, tai stebėkite, bet atsirado statinio išvaizda. Šitoj vietoje atsirado statinio išvaizda tarp esminių statinio projekto sprendinių. Kodėl apie tai sakau? Viskas yra gerai, jeigu jūsų pastatas yra ne paveldo teritorijoje.
Tada su išvaizdos keitimu viskas labai paprasta. Jūs projektiniuose pasiūlymuose būtinai numatot, kad jūsų ten, nežinau, fasado spalva arba fasado danga yra nuo iki ten ir nors visą ralą surašot ir visas įmanomas medžiagas ir tada ir tą patį padarot stogui. Tada tai nebus laikoma esminių keitimų ir jums nereikės iš naujo gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tai surašot, gali būti tokia, gali būti anokia, gali būti čarpės, gali būti, nežinau, projektiniuose pasiūlymuose, ta prasme, surašot, gali būti čarpės, gali būti metalinė čarpė imitacija, gali būti dar kažkas. Tai, vėlgi pagal architektūrinius reikalavimus, ne, laikomės privalomųjų projekto rengimo dokumentų. Bet kai jūs atsirandat kultūros paveldo objekto teritorijoje, paveldo vietovėje, esminių statinių išvaizdos keitimų laikoma belekas. Tai yra toks didelis sąrašas ir ant ko mes užkliūnam. Dažniausiai mes užkliūnam šlaitinio, kai virš stogo mes turime tvoreles, ne? Tai dažniausiai užkliūnam už šito, už įrangos. Iškylančios daugiau kaip 1 metras virš plokščio stogo parapeto ar taip toliau. Vėlgi didesnės negu 0,01 metro kubinio tūrio įvairios įrangos, tai yra kaip kondicionieriai. Ne? Tai reiškia, kondicionavimo bloko jau įrengti negalima ir tokie keitimai, ta prasme, jie rengiant TDP, techninį darbo projektą, sako, kad jums reikia grįžti į pradinę stadiją, pataisyti projektinius pasiūlymus ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, atlikti viešinimo procedūras ir taip toliau. Ta prasme, jūs į pradžią numetą ir jūs vėlgi grįžtat. Tai todėl labai atsargiai su projektinių pasiūlymų keitimais techninio darbo projekto stadija, ypatingai jeigu esate teritorijose, vietovėse ir panašiai. Apie apkrovas šiek tiek minėjau, bet pasikartosiu, nes tai yra tikrai klaida vos ne kiekvienam projekte, ne, kad neįvertinami statybos metai ir norminių dokumentų skirtumai. Neatliekamas esamų atitvarų tyrimai sluoksnių, tai yra, faktiškai jūsų atveju tai esamų atitvarų tyrimai, tai mes turime tik tai matyti stomuose, ne? Tai tuo atveju, kai mes turime keliasluoksnį mūrą, tai ypatingai atkreipiu dėmesį į tai, kad jeigu mes turime apdailinį mūrą, reikia daryti tyrimus, nustatant ryšį tarp apdailinio mūro ir pagrindinio jūs laikančiojo mūro ryšio, būklę. Taip, nes tikrai jau ne vienas kartas buvo, kai atneša modernizavimo projektą, neparašo, kad apdailinis mūras, po to pradedi žiūrėti nuotraukas, lygtais kažkas negerai, užduoti klausimą ir paaiškėja, kad mes visus naujus sluoksnius, visą naują tą fasadą mes tvirtinam kažkodėl į apdailinį mūrą, o ten nežinia išvis, kaip jisai ar liko tie ryšiai, ar jau surūdijo, ar tenai tiesiog jau pats iš savaime laikosi, tai tikrai esant apdailiniam mūrui įvertinkit tai, kad negalima jį tvirtinti daugumoje atveju tiesiog, ir iš esmės, kaip galima tvirtinti apdailinį mūrą, ne, visų naujų sluoksnių. Tai visi kartu ir laikysim, kai atsiklijuosim. Ne? Tai vėjo apkrovos, sniego sankaupa. Esant įrangai ant stogo, atsiranda sniego sankaupa. Šiek tiek parodysiu toliau paveiksliuką.
Kodėl tai reikia vertinti? Nu ir vėjo apkrovos atitvaroms, nu čia kaip jau ir išmokom, bet vis dar ne kiekvienam projekte, bet turėtų vis tik būti pagal STR pastatų atitvaros, pagal tą atnaujintą schemą. Jau šiaip STR poveikiai ir apkrovos yra tas pats, tik tai ten yra netokia konkrečiai sudalinta schema ir ten yra prierašas pagal administracinio rajono ribas. Nu, tada aiškinkitės, kokios administracinio rajono ribos buvo 2003 metais ir, žodžiu, nustatysit tą patį. Šita schema yra šiek tiek atnaujinta ir vadovaujamės ją. Čia yra aiškiai parašyta, kur antras, kur trečias rajonas, o ypatingai trečiam rajone mes turime labai didelį vėją ir mes turime jau ten numatyti tikrai skaičiavimą viskam. Nes žinokit, netgi apšvietimo stulpams aš galiu pasakyti, kad aš liepiu tiesiog parašyti, kad stulpas turi atitikti tokį tai vėjo apkrovą. Parinkimas. Nes buvo jau ne vieną kartą, buvo, kad grįžta, kad pas mus viskas nusvyro. Nieko nežinau, pas jūs tenai, kas svyro, kas nesvyro, bet ir pamatai, ir atrama pati apšvietimo turėtų atitikimą būtent šitam vėjo rajonui, kuriame jūs projektuot, ir tikrai ne visi turi, ir tikrai ne visi gaminiai atitinka Klaipėdą. Tai yra trečia vėjo rajoną, tenai Klaipėda, Kretinga ir panašiai. Kas liečia sniegą ir saulės kolektorių įrengimą, dar neįsigaliojo, bet jau neužilgo įsigalios. Galioja vokiškos normos, bet čia tai jau dabar pristatymas yra duotas kaip ir mūsų būsimo Eurokodą, nuo sekančių metų rugsėjo jau pasikeis visi Eurokodai ir mes netenkam STR konstrukcijų projektavimą, mes konstrukcijų projektavimą pagal planą visiškai pereisim prie Eurokodų. O ateinančiam Eurokode yra jau konkrečiai nurodyta, kaipgi elgiamasi ant pastatų stogų su saulės kolektoriais. Tiesą sakant, nieko čia naujo, bent jau aš tikrai visada rašydavau tokią pastabą, kad mažinti sniego apkrovos koeficientais prie saulės elektrinių aš neleidžiu. Nes, ties jom susidaro vis tik galbūt ir nedidelė, bet tam tikro aukščio sniego sluoksnis, tarp jų atsiranda, virš jų atsiranda, galbūt po jais nelabai. Ir viskas yra vertinama per pastatymo kampą, tai yra per aukštį. Jeigu aukštis yra mažesnis, norma sako, šitą normą konkrečiai sakys 50 cm, bent jau planas yra toks, kol patvirtintų nematėm, tai nemeluosiu. Jeigu yra virš 50, tai bet kuriuo atveju atsiranda tam tikri koeficientai, o šiuo metu mes padidintą apkrovą prie parapėtų, pavyzdžiui, vertinam, tai sniego apkrovą dalinam iš dviejų, tai jeigu mes turime tarkim, Kauną ir turime apkrovą 120 kg į kvadratą, tai ir 0,6 parapėto, tai reiškia jau prie tokio parapėto mes dar nevertinam, bet jeigu jis aukštesnis, tai jau mes turime vertinti sniego sankaudą. Angos ir vėdinimas. Čia aš įdomumo dėlei jums įkėliau kelis paveikslėlius. Kodėl įdomumo dėlei? Todėl, kad čia yra stambiaplokščio namo armavimas. Čia viskas. Daugiau nieko tenai nėra. Ir jeigu dar įrengiant, čia kaip pavyzdys, jeigu įrengiant rekuperatoriams angas, jūs dar ir nugręšit pagrindinę armatūrą, tai gali būti bėdos. Nelygiai tas pats yra ir su mūrinėm sienom, kai aš suprantu, kad patogiausia vieta yra po sarama. Patogiausia vieta tikrai, bet
kad jūs po to turėsit toj vietoj plyšį, tai irgi jam bus labai patogu. Tai todėl reiktų pasvarstyti vis tik tą šiek tiek išstumdyti tas rekuperatorių vietas nuo angos krašto, nes dažniausiai ten yra arba pagrindiniai stripai, jūs nukertat pagrindinius laikančiosius stripus, arba po sarama netenka atramos. Ir paskutinis paveiksliukas tai yra naujovė, tai yra, man tikrai buvo labai įdomu, mes žiūrėjom vieną tokį pastatą, kai vėdinimo įranga yra sumontuojama ant stogo ir po to apšiltinimo sluoksnė vedžiojama jau į patalpas. Čia, aišku, mes vėlgi matom, kad labai po sarama sukišti vamzdžiai, bet iš esmės galima ir tvarkingiau įrengti, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jūs įvesite tą vamzdį į savo patalpą, ne? Bet tokiu atveju vėlgi mes turime spręsti jūsų stogo laikomąją galią, turime spręsti sniego sankaupas ir panašiai. Tai norint įrengti ant stogo įrangą, pasiruoškite tam projektiniuose pasiūlymuose, jeigu esate teritorijoje. Ypatingai, jeigu esate teritorijoje, nes norėsit užtverti, kad iš apačios nesimatytų įrangos, atsiranda tvorelės gražios ir atsiranda esminis keitimas. Tai vėlgi pasiruoškite dar PP, numatykite tą dalyką, mūsų manymų tikrai galbūt ir smagus sprendimas. Vėlgi apie vėdinimą, apie klaidas, apie tai, kad vėdinimas tikrai ne visada yra tinkamai sprendžiamas. Bet netgi normas įkėlėm, pasistengė mūsų švok dalies ekspertas, sako, tiesiog atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų pritekėjimas yra ženkliai mažesnis pasidaro negu jūsų ištraukimas ir tiesiog nėra ką ištraukti. Ne visada yra ką ištraukti. Reikia numatyti tiek pritekėjimų, kiek yra ištraukimų. Tai ir tas vėdinimas su langais, ne visi jo nori, ne visi jo naudojasi, nes tikrai yra labai dažnai poreikis yra atidaryti langus, ko mes tikrai negalim įvertinti projekte. Tai reiškia, kažkokį oro pritekėjimo mes turime numatyti, ne? Tai tikrai su švoku yra bėdos, kadangi jie tiesiog nesprendžia. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Pagrindinės gaisrinės saugos klaidos, tai saugus reglamentuojami atstumai nenumatomi, ta prasme yra pabloginama esama situacija. Tikrai daug tokių projektų, kur aplamai ta gaisrinės saugos projektų parengimas yra reglamentuotas, kada jisai turi būti rengiamas, kada ta dalis turi būti rengiama. Tai labai dažna pastaba, kad jinai išvis yra neparengta, tai yra nepateikta gaisrinės saugos dalis. Sekančios pastabos, jeigu ir pateikta, tai pagrindinė pastaba yra dėl atstumų, dėl yra nevertinamos arba pabloginamos esamos situacijos. Dabar labai dažnai mes kalbame apie netinkamas dangas. Dabar pasakysiu apie dangas. Jeigu mes turime, tarkim, jeigu jūs norite daryti korį, sakykime taip, ne?
Jeigu mes turime tik tai pravažiavimą gaisrinį, tai yra ypatinga situacija kažkokia, o visą kitą laiką tai ten tiesiog žalia žolė, tegul būna tas kuris. Bet jeigu mes turim tenai lengvojo transporto pravažiavimą, tai yra automobilių pravažiavimus, automobilių stovėjimo aikštelės, tai tas plastikinis korys savo eksploatacijos instrukcijos, eksploatacijos dokumentuose, toks kaip aikštelės, pravažiavimai ar dar kažkas tai tiesiog nėra tokio naudojimo būdo, ta medžiaga neturi. Be gelžbetoninės tos ažūrinės trinkelės, kitos tokio kaip pravažiavimai, stovėjimo aikštelės, plastikas neturi. Jeigu gausite tokį dokumentą, dažniausiai projektuotojai parašo, kad reikės gauti, kad rangovas privalės pateikti tokį dokumentą. Ir kiekvieną kartą būna klausimas, tai ką mes turim pateikti, kur mes turim pateikti, nėra. Kol kas mes nesam matę tokios dangos. Jeigu jūs esat matę, tai labai, labai gerai tiesiog siųskit tą dangą, kurių deklaracijoje yra parašytas naudojimo būdas, atitinkantis jūsų norimą panaudoti. Ir be abejo, netaikome atsparumo ugniai reikalavimai remontuojamoms konstrukcijoms, netaikomi degumo reikalavimais atitvaroms ir taip toliau. Nes pavyzdžiui, jeigu mes turime stogo konstrukciją, kurią mes keičiame, kuriai reikia taikyti, tarkim, stogo reikalavimus, ten REI 20, 30, daugiau nebūna, ne? Tai jūs turėtumėte tai užtikrinti ir nurodyti būdą, kokiu būdu tai užtikrinama. Tai gali būti padengimai, tai gali būti, dabargi netgi yra padengimas atsiradęs, kiek aš žinau, atsiradęs padengimas, būtent nuo atsparumo ugniai. Nepainiokit atsparumo ugniai ir degumo. Ne? Antiperenais mes užtikrinam ne atsparumo ugniai, tikrai, o degumą. Tai kas liečia atsparumą ugniai, tai yra sertifikuotos sistemos, dabar yra sertifikuotas padengimas ir tai gali būti skaičiavimas medinių konstrukcijų, kiek apanglėjimo vadinamasis, kiek nudega jūsų konstrukcija ir vis dar laiko tam tikras apkrovas, ne jūsų pagrindinės apkrovas, nes tai yra ypatingasis atvejis. Reiškia 20 minučių, jinai turi arba 30, kiek tam pas jūs yra tų minučių ir ta konstrukcija vis dar turi laikyti tam tikras apkrovas, kad jūs galėtumėt saugiai pasišalinti iš pastato, o gaisrininkai galėtų saugiai gesinti tai pastatą. Tai vėlgi čia reikalavimai yra stogui. Ir taip toliau, su liftais, su liftais nurodėm konkrečiai, nes keičiant liftus, mes arba įrengiant naujus liftus, kas atsirado vėlgi daugiau aukščiuose pastatuose, tai yra atsiranda reikalavimas įrengti gaisrinį liftą su visai kitokiais reikalavimais. Tai ir, bet kuriuo atveju, jeigu jūs norite jau rengti savo pastate liftą naują, tai įvertinkit ir apkrovas ir panašiai, ir tai, kad jūsų naujo lifto netgi esamoj šachtoj keičiasi ir apkrovas, keičiasi ir angų pločiai, matmenys, ta prasme, ir taip toliau. Tai tikrai turėtumėt iš karto apsitarti dėl tyrimų būtinumų. Tam tikrų tyrimų būtinumo ir tyrimų apimties. Dažniausiai viso TDP klaida tai yra projektų tarpusavėje suderinamumas. Dar gaunant pirminį projektą, kartais tas suderinamumas, kadangi suderinamumas gaunant pirminį projektą, tai labai suderinamumas tai yra projekto vadovo
kaip čia pareiga, tai gavus pirminį projektą dar šiek tiek būna to suderinamumo, nors ne visada ypatingai apdailuose, ne? Kas liečia suderinamumą, bet kiekvieno projekto dalis gauna savo pastabas. Kiekviena projekto dalis pataiso pagal savo pastabas. Suderinamumas dingsta. Nes jau o suderinamumo po pataisymo, retas labai atvejis. Ir statybos organizavimo dalis, kartais būna išvis ne toj vietoje ir tiesiog kažkas tai kažkur nukopino ir gerai bus. Ir pavyzdžiui, jeigu mes turime griovimą, tai jokio griovimo, jeigu mes turime tam tikrus kapitalinį remontą, kur reikia numatyti arba išramstymus, arba dar kažkas, tai čia nebūna nei konstrukcijose, nei statybos organizavimo dalyje. Trumpai, energinis naudingumas, pagrindinė klaida, kad aplamai mes skaičiavimų neturim, viena ataskaita yra nepateikiama. Antras dalykas, dabar ką mes įpratom, dabar naujovė, jeigu mes ir pateikiam vieną ataskaitą, tai mes jau nebepateikiam skaičiavimų šiluminių tiltelių arba pačių atitvarų skaičiavimo byloje. Tai konstrukcijų daly, kadangi viskas šitas priklauso konstrukcijų dalyje. Tai aš iš karto galiu pasakyti, kur ką reikia surasti. Tai jeigu pagal sudėtį, tai yra 9 priede. Jeigu pagal tą, ką tikrina ekspertizė, tai yra 19 priedas, tai yra atskira projektinių sprendinių skaičiavimo ataskaita. Tai pagrindinė klaida, kad aplamai nieko nėra. Čia kažkokia išvis nauja mada, kad visai modernizavimo aprašų nėra, jeigu mes pateikiam kapitalinį remontą. Jeigu pateikiam kapitalinio remonto projektą, tai iš aiškinamo rašto išvis dingsta modernizavimo sprendiniai konstrukcijų dalyje. Nors šiaip iš esmės visas šitas skaičiavimas priklauso konstrukcijų daliai dabar. Dabar taip, vadinama atitvara. Pagrindinė klaida, neskaitom viso 12.1 punkto. Tiesiog galiu pasakyti, skaitykit arba skaitykit 2 kartus, 3 kartus, 4 kartus, po kol nesuprasit vieną iš šių reikalavimų. Pastatų projektavimui statybai galima naudoti tik tokias vėdinimo sistemas, kurios atitinka vieną iš šių reikalavimų. Numatykite projektuose vieną iš šių reikalavimų. Tai yra arba vėdinama sistema, arba vėdinamos sistemos komponentai, arba projektuojama sistema, kuriai turi būti gauta išvada arba rekomenduojama gauti išvadą. Kas yra sudėtinga? Ir dar yra viena išlyga, jeigu jūs tą išvadą vienam iš pastatų savo projektuojamų arba rengiamų, jeigu jūs rangovai, esate gavę tokiai pat atitvarai, jau esate gavę tą išvadą, jau esate įrengę tą sistemą, tai kitam pastatui naujos išvados gauti nereikia. Jūs tiesiog teikiate tą išvadą su projektu pagal 7 priedą ir rengiate tą savo suprojektuotą vadinamąją sistemą, atitvaras. Ir paskutinė, ką norėjau papasakoti, tai yra naujovė, tai yra iššūkis, tai yra skydinė renovacija. Ką teko aiškintis ir ką teko matyti dėl skydinės renovacijos, tai yra kas tampa svarbu, ne? Kadangi mes turim didžiulius skydus, tai pirmas dalykas, ką aš paklausiu, kai išgirdau, kad toksai dalykas bus numatomas prieš kelis metus, neprisimenu prieš kiek čia metų, sąveika tarp esamos konstrukcijos ir naujai įrengtos skydo nukreivi šleivyti namai. Tiesiai šviesiai, ta prasme, nėra čia ko mums pasakot. Reiškia, jūsų namas turi būti tinkamai įvertintas. Tikrai turi būti gerai įvertinta jūsų sienų būklė, jūsų sienų, nuokrypos.
tam, kad tie skydai tikrai nesusidarytų didžiulis tarpas tarp jūsų skydų ir jūsų sienos. Be to turi būti, kadangi tie inkarai, tų skydai yra sunkus, inkarų išdėstymas nėra labai dažnas, tai turi būti atliekami tikrai prieš projektavimą, turėtų būti atliekami tie tvirtinimo testai. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, netgi projektuotojas arba rangovas, tas, kuris užsako būtent tokį tipą modernizavimo, turėtų atlikti tuos rovimo testus. Po to, aišku, jie pageidauja, kad būtų atliekamas skanavimas pastato, erdvinis modelis yra rengiama, be abejo, jūsų grįžta visas tas pas projektuotoją ir tada jau rengiama gamyklinė detalizacija, pačių skydų išdėstymo, skydų gamykliniai brėžiniai ir panašiai pagal jūsų konkrečiai klimatinės. Mes čia jau kalbam apie klimatinės apkrovas, nes pačių skydų apkrovas jie jau įsivertina patys. Nes vėlgi vertinant apkrovas, kodėl mes sakom, kad reikalinga ta išvada, vedinamai sistemai, ir kodėl sakom, kad reikalinga ta atitvaros sertifikatas, todėl kad medžiagų sąveika tarpusavėje įvertinti yra pakankamai sudėtinga, žinokit. Visos medžiagos turi skirtingas temperatūrinės deformacijas, visos medžiagos turi skirtingą reakciją drėgmę, turi skirtingą įgertį ir panašiai. Ir ne visos medžiagos gali tarpusavėje sąveikauti, nes pavyzdžiui, netgi, nerūdėjantis plienas negali būti tvirtinamas paprastais rūdėjančio plieno varžtais, nes atsiranda elektrocheminė korozija ir visa kita. Turi būti numatomas tam tikros tarpinės. Yra niuansų tarp detalių, tarp tvirtinimo ir panašiai, tą, ką nustato laboratorijos, kai atlieka savo tyrimus ir panašiai. Tai dabar aš matyt lauksiu jūsų klausimų, nes aš pasisakiau. Ačiū. Ačiū, Jelena, už pranešimą. Gal tada pereikime prie klausimų ir gal kas nors norėtų užduoti klausimą žodžiu. Kol kas rankų nematau. Galima Ta, ką aš pasižiūrėti. dabar matau, klausimą dėl rekonstravimo, žinokit, aš jums dėl finansavimo nepakomentuosiu. Čia finansavimo, čia jau mes, kadangi į finansavimo klausimus ekspertizė nelabai kišasi, tai galiu pasakyti tik tiek, kad netgi esant ekspertizės aktui ir esant samatiniai daliai ekspertizės akte, jeigu užsakovas nori, jeigu užsakovas, tarkim, pageidauja, parašo raštą, tai samatinė dalis gali būti pateikiama atskirų aktų. Tai aš čia gal pati tiesiog papildysiu, kad jeigu tai yra energinio efektyvumo priemonės tokios kaip naujų balkonų pristatymas, balkonų platinimas, tai jos galėtų būti finansuojamos. Tik tiek, kad rekonstrukcijos darbai turbūt neturėtų sudaryti didelės apimties modernizavimo projekte. Tai čia turbūt toks trumpas komentaras. Galim pereiti prie kito klausimo. Dar vieną klausimą turim. Norint gauti leidimą statybai, užtenka įkelti į infostatybą projektinius pasiūlymus. O ar parengtą techninį darbo projektą privaloma įkelti į infostatybą? Jeigu taip, tai kokioje stadijoje? Ar prieš pranešant? Prieš pranešant, taip, apie statybos pradžią. Taip. Jau tada jūs keliate visus ir techninį darbo projektą. Techninis darbo projektas keliamas kartu su ekspertizės, ta prasme ir ekspertizės aktas jau yra įkeliamas pranešant apie statybos pradžią. Taip. Gerai, dėkui už atsakymą. Rankų nematau. Jeigu kažkas norėtų paklausti gyvai, tai tiesiog pakelkite ranką ir sakykite savo klausimą.
Na ką, šiandien kažkaip aktyvių nesimato. Va, matau, Vaidas kelia ranką. Vaidai, įsijunkite mikrofoną. Taip, sveiki, laba diena. Ačiū už pristatymą. Aš norėjau pasiteirauti apie norminius reikalavimus, kuriuos minėjot. Ar jūs išskiriat savituosius nuostolius šilumos energijos, savitiesiam nuostoliams skaičiuoti? Na, šneku apie atitvarų šilumos perdavimo koeficientų dydį, kur pastatų energinis naudingumas ir sertifikavimas nustato norminiams savitiesiams nuostoliams skaičiuoti. Na, noriu pasakyti, ar sienos, pavyzdžiui, jeigu investicijų plano rengėjas numato, na, pavyzdžiui, 0,25 arba 0,2, o ekspertizė, jūsų ekspertizė praleidžia tokį dydį, ar jinai sako, kad remkitės norminiais rodikliais? Jūs galite numatyti geresnį už norminį bet kada, bet mažesnį, ta prasme blogesnį už norminį mažiausią jūs numatyti negalite. Bet juk STR'as 33 punktas tai nurodo, kad Nurodo, tada turi būti kad skaičiavimas viso pagerintos, pastato ir pagrindimas. Taip, tai prideda menamo sertifikato, galit pareikalauti menamo sertifikato ir skaičiavimo ataskaitos. Jeigu visas pastatas vis dar atitinka, tai pagal šitą punktą jūs remiantis ir grindžiat. Jumgi niekas nedraudžia. Tikrai yra galimybė, bet šiaip numatoma yra, kad vadovaujasi ne mažesniem reikšmėm negu norminės. Jeigu vadovaujatės mažesniem reikšmėm negu norminės, jūs galite pateikti viso pastato skaičiavimą, ne, kad jūs vis tik dar užtikrinate bendroj sumoj, tarp visų atitvarų užtikrinate savo klasę. Taip galima. Jo, žiūrėkit, o tai dabar statybos leidimą, kad gauti, tai yra įdedama, pridedama prie dokumentų pastato energinio naudingumo sertifikavimo ataskaita, kurioje yra detalizuojami ir šilumos laidumo koeficientai, ir inžinerinės sistemos ir visa kita. Tai ta ataskaita yra tinkamas dokumentas ir pro ekspertizę jūs šitoje vietoje praleidžiate. Tinkamas, bet aš galiu pasakyti, kodėl vis tiek prašom skaičiavimo. Todėl, kad labai dažnai jūs rengiate prieš projektavimą, ne? Ir kai jau numatote konkrečias medžiagas, kai jau suprojektuojate savo konkrečias atitvaras, jūs neperskaičiuojate. Ir todėl ne visada tai, kas yra konstrukcijų dalyje, yra pateikiamas atitvaro skaičiavimas, dažnu atveju nesutampa su pieno ataskaita. Tai reiškia, kad turėtų sutapti, turėtumėt reikalauti atnaujintos ataskaitos. Taip ir yra. Tada reikalaujam atnaujintą ataskaitą. Viskas teisingai. Ačiū už komentarą. Ačiū už klausimą ir už atsakymą. Daugiau rankų kaip ir nematau. Va, Evaldas kelia ranką. Evaldai, sakykite savo klausimą. Labadiena. Čia gal iš tikrųjų ne ekspertams klausimas, o apvos ir projektų valdymo srityje. Visada pagal senasias nuostatas statybos leidimas buvo gaunamas po techninio darbo projekto atlikimo. Ir tokiu atveju, ta prasme, ten prasidėdavo statybos darbai ir buvo galima administratoriam pasiimti savo tą dalį ir rangos darbų sutartyje, jeigu tai yra perkamas su rangos darbais, ta prasme, eiliškumas būdavo kaip ir aiškus. Šiuo atveju pirmą mes gauname statybos leidimą, o techninio projekto dar kaip ir neturime. O ta prasme to galutinio. Kaip šitai vietoje mes su
su valstybės paramos sutartimi ir su rangos darbų sutartimi neprasilenkiam, kad leidimas gautas, o jeigu prašysim pinigų už šituos darbus, ar rangovas prašys, ar vis dėlto pirma statybos leidimas ir techninis darbo projektas ant stalo ir tada sąskaita, ar pirma leidimas ir tada sąskaita ir pinigėlius bus galima gauti. Gal aš šiek tiek suvėliau, bet manau, kad pagavot. Ačiū už klausimą, bet šiandien dienai mes šnekam apie techninius darbo projektus, bet ne apie finansavimą. Tai aš gal negalėsiu, ta prasme, atsakyti šitą klausimą. Manau, kad susisiekite su savo projektų vadovu, su kuo paprastai bendraujate ir manau, kad susidėliosite šitą klausimą. Ar daugiau kas nors turi klausimų susijusių su techniniais darbo projektais, apie tai, ką kalbėjo Jelena šiandien? Nematau, kad būtų naujų klausimų raštu ir rankų daugiau kaip ir nematau. Tai ką, noriu labai padėkoti Jelena, kad šiandien buvote su mumis, kad pasidalinote savo patirtimi. Tikiuosi, kiekvienas įsineša po dalelę žinių, kurios pritaikys kasdienybėje. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums visiems ir sėkmės darbuose.